Taikant praktiškai vieną ir tą patį vokų šešėlių tepimo būdą galima lengvai pakeisti akių formą ir makiažu sukurti visiškai naują įspūdį. Naudojant dūmų akių makiažą tik ant viršutinių vokų, susidaro įtempimo efektas ir visas veidas įgauna švelnesnę išraišką. Tartum akys staiga imtų šypsotis. Prie blakstienų šaknų tik ant viršutinio voko pieštuku nubrėžkite ploną liniją ir plonų vokų šešėlių teptuku švelniai sklaidykite kontūrus. Vidutinio dydžio vokų šešėlių teptuku išorinėme voko judančiosios dalies kampe užtepkite tamsaus tono vokų šešėlį ir išsklaidykite jį į visas puses. Tamsaus vokų šešėlio kraštus suminkštinkite šviesiu natūralaus atspalvio vokų šešėliu arba pudra. Šviesiu vokų šešėliu pabrėžkite taip pat akies voko vidinę judančios dalies sritį ir antakio kaulo sritį. Užtepant tą patį toną ant akių viršutinio ir apatinio vokų, akys šiek tiek suapvalėja ir paryškėja. Ant akies viršutinio ir apatinio vokų užtepkite bet kokio pasirinkto tono vokų šešėlio. Svarbu, kad jis gerai matytųsi jūsų odos fone. Nedideliu teptuku šią liniją išlyginkite taip, kad aplinkui akis atsirastų dūmų ovalas. Po to vidutinio dydžio vokų šešėlių teptuku to paties šešėlio užtepkite virš voko odos klostės, link voko judančios dalies krašto ir švelniai išlyginkite į visas puses. Gerai paryškinkite vidinį akių kampą. Rusvai gelsvo atspalvio šešėliu sušvelninkite tamsaus šešėlio ribas. Paryškinkite visą akies voko judančią dalį ir antakio kaulo sritį. Kartais akių forma priklauso nuo moters tautinių ypatumų, akių struktūros ar amžiaus, ant akių užkrentančių viršutinių vokų. Tokias akis reikėtų daugiau atverti, tačiau daugelis moterų nežino, kaip teisingai koreguoti šią savybę ir dažnai nebedažo akių. Tačiau viskas labai paprasta. Švelniai šešėliu nudažykite vidinius akių kampus. Po to tamsesnį matinį šešėlį išsklaidykite nuo blakstienų šaknų link tos vietos, kur yra odos klostė. Ant teptuko likusių šešėlių padažykite apatinį voką. Tokiu būdu labai gerai galima pabrėžti blakstienas. Būtinai naudokite blakstienų rietiklį, kad akys atrodytų plačiau atvertos. Ir geriausiam rezultatui pasiekti kelis kartus blakstienas kruopščiai nudažykite blakstienų tušu, nuo blakstienų šaknų iki galiukų.